Labas vakaras, gražioji siela. Jei tavo tikslas su meile paleisti praėjusią dieną ir pasiruošti ramiam nakties miegui, tu tinkamoje vietoje. Dabar įsitikink, kad niekas tau netrukdys ir įsitaisyk kiek įmanoma patogiau, kad nugara būtų tiesi, rankos ir kojos nesikryžiuotų. Jei esi labai pavargus ir jauti, kad gali užmigti, siūlau meditaciją atlikti sėdomis, paliekant kokį neryškios šviesos šaltinį. Gali užmerkti savo akis arba neužmerkti, daryk taip, kaip tau jaukiau. Pradėk ramiai ir giliai kvėpuoti ir pastebėk, kaip kūnas ir protas pradeda rimti. Giliai įkvėpk, šiek tiek užlaikyk kvėpavimą ir švelniai iškvėpk. Dar kartelį įkvėpk į krūtinę ir pilvą, užlaikyk kvėpavimą ir lengvai iškvėpk. Štai taip, tęsk savo kvėpavimą tokiu ritmu ir toliau. Gilus kvėpavimas prisotina smegenis deguonimi ir aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą, dar kitaip vadinama poilsio ir virškinimo sistema. Kūnas tuo metu ramiai ilsisi, giliai atsipalaiduoja, paleidžiami taip reikalingi atsistatymo procesai ląstelių lygmeniu. Taigi giliai kvėpuodama, tu parodai meilę savo kūnui. Ir paskutinis gilus įkvėpimas, užlaikymas ir pilnai atpalaiduojantis iškvėpimas. Labai gerai. Dabar palengva perkelk savo dėmesį į kūną. Vidiniu žvilgsniu peržvelk kiekvieną kūno dalį, nuo kojų pirščiukų iki galvos. Pastebėk, kaip tavo kūnas jaučiasi, kurios kūno vietos jaučiasi itin patogiai, kuriuose dalyse vis dar jaučiamas įsitempimas ir jas reikėtų dar labiau atpalaiduoti. Gali įsivaizduoti priešais save stebuklingą lazdelę, kurios prisilietimas akimirksniu stebuklingai pašalina įtampą ir atpalaiduoja. Praeik šią lazdelę per visą kūną ir įsivaizduok, kaip jai prisilietus įsitempia raumenys, bematant gauna signalą ilsėtis. Galbūt tu taip pat gali pajausti, kokioje būsenoje yra ir tavo vidiniai organai. Jei pastebėsi kokį įsitempimą, tu lengvai stebuklingos lazdelės pagalba gali jį pašalinti. Ir dabar, kai tu jau ilsiesi maloniam lengvume, tavo natūralus kvėpavimas ramus ir tolygus, kūno raumenys visiškai atsipalaidavę. Aš prašau tavęs įsivaizduoti iš viršaus tekantį intensyvios šviesos srautą, kuris pakankamai platus, kad apgaubtų tavo visą kūną ir jo energetinį apvalkalą.
Šis srautas toks ryškus ir šiltas, tarsi saulės spindulių koncentratas. Tai lyg energetinis dušas tekantis žemyn nuo viršugalvio link pėdų. Šis intensyvios šviesos srautas apvalo dabar tavo fizinę bei subtiliuosius kūnus. Jie tarsi tuščias indas užsipildo šio šiltų ir ryškių saulės spindulių koncentratų. Šviesa apvalo tave, tavo sąmonę bei užsitiršusias vietas. Susistovėjusi ir tamsi energija visuose subtiliuosiuose kūnuose tiesiog ištirpsta tame sraute. Ištirpsta visas dienos negatyvas, nuovargis, sukauptos sunkios ir nemalonios emocijos, išgyvenimai, iš kitų žmonių perimtos nuotaikos ir ribojantis įsitikinimai. Šios šviesos sraute viskas transformuojasi į tavo resursą. Pamatyk, pajausk ar tiesiog žinok, kad tai vyksta. Tavo tuščias indas prisipildo dabar besąlyginę meilę, vidinę harmoniją bei ramybę, o fizinis kūnas ryškioje šviesoje apsivalo, atsinaujina ir atsistato. Pabūk toje būsenoje, pasimėgauk šiuo nuostabiu momentu dar keletą akimirkų. Labai gerai. Dabar leisk sau ir savo širdžiai atsiverti ir užsipildyti dėkingumu šiai dienai. Pagalvok apie tuos 3 pozityvius dalykus, už kuriuos tu šiandien jautiesi dėkingas, dėkinga. Tai gali būti mažytės smulkmenos ar dideli dalykai. Surask savo dienoje tos momentus, daiktus, žmones, už kuriuos tau norisi dėkoti, už kuriuos taip lengva pasakyti ačiū. Juk taip dažnai skubėjimo ritme mes gyvenimo dovanas priimam kaip savaime suprantamus dalykus. Labai gerai. Dabar pagalvok apie tuos 3 nemalonius ar netokius pozityvius dalykus tavo dienoje ar gyvenime, už kuriuos tu šiandien jautiesi dėkingas, dėkinga. Tokiu būdu tu demonstruoji gyvenimui savo pasitikėjimą juo, išmintį, kad visi tau nutinkantis dalykai, malonūs ar nemalonūs, vyksta tik dėl tavęs, dėl tavo aukštesnio gėrio, kad tau pasitarnautų, nors šiuo momentu taip ir neatrodo. Dėkoti džiaugsme lengva, o štai dėkoti už skausmą, nemalonius pojūčius tai aukščiausias pilotažas. Taigi rask tos momentus, daiktus, žmones, situacijas, nemalonumus, kurie kažkaip negatyviai tave šiandien palietė. Bet tu vis tiek renkiesi už juos dėkoti, nes viskas tik į gerą. Nuostabu, tu labai išmintingas žmogus. Galiausiai
Leisk gyvenimui tau atsidėkoti ir padėkok jam už tuos 3 dalykus, kurie dar neįvyko, bet tu jų taip trokšti savo ateityje. Įsivaizduok, kad tu gavai tai, ko prašei. Tavo troškimai išsipildė ir padėkok už tai esamuoju ar būtuoju laiku. Išjausk tą norų išsipildymo džiaugsmą, visas su tuo susijusias emocijas ir pabūk toje akimirkoje. Labai gerai. Dabar paleisk visus tos vaizdinius iš savo galvos ir dėmesiu grįžk į kambarį, kuriame tu esi. Pajausk nakties ramybę aplink save, kūno atsipalaidavimą, lengvą mieguistumą. Tau visiškai saugu paleisti šią dieną, visas mintis, galvojimą ir nugrimsti į saldų bei atstatantį nakties miegą ir poilsį. Tavo kūnas ir protas ramiai ilsisi. O aš sakau labanakt ir dėkoju tau, kad skyrei laiko sau.